Sveiki visi maratono dalyviai, taigi šiandieną mes pakalbėsime apie tai, ką valgyti po treniruotės, po fizinio aktyvumo. Ir noriu patikslinti, treniruotė ar fizinis aktyvumas tai nereiškia būtent sportavimas sporto klube. Fizinis aktyvumas gali būti įvairus ir bet koks. Tai gali būti bėgimas, važiavimas dviračiu, ėjimas ir treniruotė sporto klube, joga ir taip toliau. Visa tai įeina į savoką fizinis aktyvumas. Na, o jeigu trumpai apie save, tai aš esu Kristina, su Herbalife jau 10 metų, man 50 metų, na ir be viso šito aš daugiau nei 20 metų dirbu sporto klube ir esu trenerė kineziterapeutė. Dėl to puikiai žinau, kokia yra svarbi mityba po fizinio krūvio, jeigu mes norime turėti gerą rezultatą. Na ir pradėkime nuo to, kad turint bet kokį fizinį aktyvumą ir sudarant mitybos racioną, viena iš svarbiausių maistinių medžiagų tai yra baltymai. Baltymai aplamai yra labai svarbus mitybinis komponentas, bet apie tai nesiplėsiu, nes apie tai mes čia turime labai daug puikių paskaitų. Na ir labai svarbu yra labai svarbu, kada mes pasportuojame, kad po sporto 45 minučių bėgyje mes suteiktumėme savo organizmui gero, kokybiško ir būtent po treniruotės reikalingo maisto. Kodėl? Todėl, kad fizinio krūvio metu pas mus vyksta tokios mažos mikrotraumos raumenyse. Ir svarbu suprasti, kad tai yra geras procesas, nes būtent šito proceso pasekoje pas mus auga raumeninė masė, raumuo įgauna tonusą, stimulą ir mes tokie esame tvirtesni ir gražesni. Taip pat treniruotės metu mūsų organizmas naudoja angliavandenius, nes treniruotės metu mums reikia energijos. Todėl du patys svarbiausi komponentai po treniruotės, ką mums būtina suvartoti 45 minučių bėgyje, tai yra angliavandeniai ir baltymai. Ir čia šitoje vietoje, žinokite, mums labai pasisekė, nes mes turime nuostabų produktą, to aš jums parodysiu. Herbalife 24 Rebuild Strength. Šitas produktas, šitas kokteilis buvo sukurtas būtent po treniruotės. Ir kuomgi šitas kokteilis yra ypatingas. Prieš treniruotę mes turime puikų produktą Formulė 1 ir jisai idealiai tinka mums prieš treniruotę. Bet po treniruotės šitas kokteilis yra tobulas, nes jis būtent tam ir yra sukurtas. Kodėl mes šnekame apie jį, kodėl jisai ypatingas? Todėl, kad jo sudėtyje yra 25 gramai kokybiškų gerų baltymų. Taip pat jo sudėtyje, kad nesumeluočiau, 18 gramų angliavandenių. 45% rekomenduojamos geležies paros normos. Taip pat jis turi vitaminą B6 ir B12, 38% paros normos. Na ir 100% paros normos vitamino C. Jo sudėtis unikali, labai gera. Na ir man labai patinka ir labai imponuoja, kad būtent jo sudėtyje yra geležies, nes ji puikiai palaiko raudonųjų kūnelių susidarymą ir deguonies pernešimą. Taigi, jo taip pat tai kalorijų kiekis yra 190 ir jis yra labai tokio skanaus, švelnaus, šokoladinio skonio. Na, kai paragausit, tikrai nenusivilsite. Kaip jį pasigaminti? Kaip ir minėjau, 45 minučių bėgyje ir yra toksai specialus matavimo šaukštelis. Tai mes į stiklinę vandens dedame tokius 5 matavimo šaukštelius. Jeigu šaukštelio neturite, nesijaudinkit, imame paprastą valgomą šaukštą, bet su kaupu tada semiame 5 šaukštelius šito maistinio kokteilio, su kaupu susiplakam ir išgeriam po treniruotės. Labai patogu, labai paprasta ir naudinga. Na ir labai svarbu suprasti, kad
Mūsų raumenys yra didžiulis mūsų turtas ir jeigu jūs nesportuojate arba netinkamai maitinatės po treniruotės, neduodate savo organizmui tai, ko jums reikia, galima sakyti, kad treniruotė praėjo veltui. Nes neįvyko raumenų atsistatymas, raumenys liko badaujantis ir tai yra blogai, jeigu jūs nepavalgėte po treniruotės arba jūs suvalgėte ne tai, ką reikia, nedavėt savo organizmui baltymų ir kokybiškų gerųjų angliavandenių, tai jūsų treniruotė pernelyg. Tiesiog be reikalo. O raumenis mums tikrai reikia tausoti, saugoti, prižiūrėti, ypatingai nuo 40+. Pas mus tiesiog jau natūraliai raumeninė masė nyksta, kaulų tankis retėja, dėl to tuom rūpintis yra būtina ir labai svarbu. Taigi maitinamės teisingai, mes turime visas sąlygas, mes turime visus nuostabiausius produktus tam, kad jaustis gerai ir atrodyti gražiai. Taigi linkiu gražios dienos. Iki.